Taigi sveiki, mėly žiūrovai, sveiki atvykę į vieną iš pagrindinių Tulsos miesto aikščių, paskui mes ją aprodysim, o dabar pradėsim tada pokalbį su Adomu. Ir Adomai, gal apšilimai bendrai papasako, kaip mums sekėsi atvykti į Ameriką, kaip tu čia jautiesi, kaip įsikūrėm ir bendrai. Apskritai tai kelionė buvo gana sudėtinga, daug buvo tokių iššūkių, kad reikėjo ir tenkintis tokiais skrydžio atšaukimais, tai į Ameriką vėlavom netgi kaip ir 2 dienas, tai buvom nutarę, kad būsim ar 4 ar 3 dienom prieš starto čempionato, bet teko, kaip sakau, tenkintis skrydžio atšaukimais, nes Lufthansos kompanija turėjo atšaukti mūsų skrydžius, tai mūsų kaip ir pirmas buvo tikslas iš Vilniaus skristi į Amsterdamą, bet laiku nepavyko, tai atšaukė į Amsterdamą skrydį, tai teko pernakvoti Vilniuje. Ant rytojaus lygtais 1 valandą vis dėlto skridom į Frankfurtą, į Vokietiją. Ir iš Frankfurto ar kitą dieną jau vėl Frankfurte vėl pernakvojom. Jo, Frankfurte turėjo būti Čikaga buvo atšaukta. Taip, iš Frankfurto dar turėjom skristi pro Čikagą. Tai vėl atšaukė tą skrydį ir tada permiegoję Frankfurte. Skridom į Teksasą, į Dalasą. Ir tada tą pačią dieną iš Teksaso skridom jau į Tulsą. Tai atskridom, buvo pirmadienis lygtais, ar sekmadienis? Sekmadienio vakaras. Sekmadienio vakaras. Tai gavom viešbutuką ir tada ant rytaus, permiegoję, viską susitvarkė, pasiruošę, pailsėję. Ant rytaus pirmadienį važiavom išbandyti vieną iš čempionato parkų, Post Oak. Tai truputėlį pasitreniravom, pasižiūrėjom, kaip visas parkas. Ir tada lygtais ant vakaro ėjom dar į stadioną, kur vyko ten kiti renginiai. Tai teko dar, kiek čia, $5 mokėti ir 9 lygtais krepšius pačiam stadione sužaisti. Tai buvo labai smagu. Tiek. Ok, turbūt tada perėdam prie klausimų, kadangi mes turim virš 20 klausimų, tai kad neužtruktų labai ilgai, pabandykime atsakyti. Tai pirmasis iš jų yra Angelės Pečeliūnaitės. Ji sako, kad žiūrėjo, kaip žaidžia mergaitės transliacijas ir pagal jai susidarė įspūdis, kad jo žaidžia nepilnmadis golfo parką, mažą ratą, arba jai gal jinai tik žiūrėjo 9 krepšių, o šiaip yra 18. Tai tiesiog gal tu gali pakomentuoti, kiek krepšių žaidžia visi dalyviai. Taip, geras šiaip klausimas. Mergaitės, apskritai, berniukai žaidžia 18 krepšių, visi žaidžia 18 krepšių. Tiek, kad jaunesniems žaidėjams parkai yra palengvinti, tai vis dėlto 18 krepšių, tačiau trasos gali būti lengvesnės, gali daugiau būti laukymai trasų, parai mažesni, apskritai viskas yra supaprastinta negu iki 18. Jo, dar galim pridėti, kad irgi pagal sudėtingumą, pavyzdžiui, Adomo grupė, kadangi yra patys vyriausi, tai jie žaidžia sunkiausiose parkuose, bet irgi tik 3. Tai yra Post Oakas, Black Hawkas ir rytoj mes dar važiuosim į kitą parką, tai tik 3 parkai, o finalas bus Post Oake. O visi kiti, kurie yra jaunesni, žaidžia kitose parkuose, nes dalyvių labai daug, o iš viso netgi 9 skirtingi yra parkai, bet visi po 18. Mantas D. klausė, kuo skiriasi skirtingų šalių žaidėjų mentalitetas, įdomu, kaip į nesėkmės reaguoja, pavyzdžiui, JAV žaidėjai ir panašiai, ar pajutai kokį nors skirtumą nuo europiečių ir panašiai? Turbūt dar nesusidūriau jokiose varžybose, kur ne vienas tiesiog nebūtų supykęs. Tai visi tiesiog, visiems būna tų tokių nesėkmių ir matosi, kad žaidėjai nesitenkina kartais tai savo metimais, kartais tų lūkesčių netenkina ir būna tų tokių pykčio. Aišku, tai nėra tai labai akivaizdu, kad ten reikėtų sakyti ramiai, visą kitą. Tiesiog visi psichologiškai ir susitvarko, patys supranta, kad čempionatas rimtas renginys. Tai, tas nesėkmės jie tiesiog, kaip pasižiūri, kaip tiesiog klaida ir tiek. Čia labai rimto nieko nėra. Apskritai,
kitų šalių žaidėjai gana yra pasiruošę. Nu, matosi, kad yra įvertinę jau tą čempionato lygį ir jau jiem yra pasiruošę. Tai matosi, kad nėra paprastas renginys ir kad į visą tai žiūrima labai rimtai. Darius klausia, įvertink jau parkus, kuriuos esi žaidęs čia ir ar gali palyginti su kokiais nors Lietuvos parkais, ar jie čia sudėtingesni ar lengvesni, ar kažkokių labai panašių, ar gal esi pamatęs jau. Galim patikslinti, kad tu dabar esi 2 kartus kol kas įveikęs, 2 skirtingus parkus per 3 dienas, tai rytoj dar žaisim 4, bet kol kas negalim jau. Jau esu žaidęs Paustaukę ir Black Hawk. Tai apskritai galiu pasakyti, kad labai didelio skirtumo tarp Lietuvos parkų nėra. Apskritai keičiasi tiek, kad aplinka, medžiai, temperatūra, visa kita, pats sudėtingumas nėra labai išsiskiriantis nuo Lietuvos. Galiu net pasakyti, kad Lietuvoje gal kai kurie parkai yra netgi sudėtingesni, nes kiek va žaidžiau, abiejose parkuose nėra OB labai daug. Visgi mačiau, bus dar vienas klausimas dėl OB, bet kad čia šitam čempionate labai OB nedominuoja. Bet apskritai parkas yra sudėtingas dėl to, kad visgi yra miškas, kad yra nelygių vietų, truputėlį kalnų, truputėlį šlaitų. Miškuose gana dažnai yra akmenų, tokių atrodo net buvusių vagų, tokių išdžiuvusių, tai truputėlį taip sudaro tokias kliūtis miške, kad nelygumai, akmenys, šakos, šaknys ir visa kita, tai va, o taip pat Amerikoje labai kažkaip čia populiaru žiūri tie krūmai labai išsiskiriantys nuo Lietuvos, nes pro Amerikos krūmus jau nepraskris viskas nei pro Lietuvos. Pas mus daugiau vyrauja pušys, eglės, čia pas juos, kiek žiūrėjau, ąžuolai, o krūmai yra labai tankus, tai labai greitai stabdo krūmynai diskus, todėl dažnai arba diskai užstringa, arba labai giliai. Skremblinti labai sunku čia praktiškai yra. Tikrai taip. Jurgita Zakaravičiūtė klausė, kaip įvertintum kitų šalių dalyvių pasirašymo lygį šitame čempionate? Gal kokią šalį jau esi skyręs? Na, aišku, galim patikslinti, kad pačių amerikiečių čia yra labai daug, kitų šalių atstovų nėra labai daug, tik 19 šalių ir be abejo dauguma yra amerikiečių, bet gal galėtum įvertinti, kokios šalys lyderiauja. Daugiausia tai va, kaip sakė Amerika, kiek pastebėjau, Kanada labai čia dalyvauja varžybose, dominuoja, lyderiauja kaip ir Amerika, Kanada. Aišku, yra pasiruošę ir Norvegai, ir Suomiai žiūriu yra. Visgi... Estas tam tarp lyderių jaunasis jo yra vienas. Jo, yra ir jaunųjų estų. Tai va, galima pasidžiaugti ir turiu va draugą iš Norvegijos. Tai, iš tikrųjų, žaidėjai pasiruošę ir iš tokių stiprių valstybių gana rimtai ir nusiteikę dalyvauti tokiose varžybose, todėl greičiausiai, kad ir pateks į tą top 10, top 100. Tai va. Ir Ramūnas klausė, kelis klausimus, pradėsim nuo pirmo, kad nepamirštum. Čia koks didžiausią įspūdį palikęs žaidimo momentas tavo arba grupės žaidime iki šiol per visą turnyrą? Tai gal kažką gali jau atsiminti momentą. Žaidimo momentas? Jo, tavo arba grupės. Gal koks nors šaunus metimas arba gal labai blogas metimas. Buvo visko, kiek aš mačiau. Buvo tikrai žaidime visko, ir gerų, ir blogų. Apskritai tokio labai įsimintino gal ir nelabai yra. Aišku, žiba ir konkurentai savo tais metimais, savo tais putais, draivais, kiaurai varo. Ypač tie čia Tausoj gyvenantys, kur tiesiog čia jų namai, tai jie tai čia žiba šitam parke. Bet kiek iš konkurencijos žiūrėjau, kad smagu, aišku, matyti tuos gražius metimus, bet tiek, kad labai įsimintino momento gal nelabai ir numačiau. Aišku, smagu matyti iš toli gerus putus, drive, liktais
kiek ten mačiau bent jau virš 20 metrų buvo kažkas įputinęs, tai labai buvo smagu. O savo metimo neatsimeni iš tokio atstumo? Iš 20 gal ne, bet virš 10 tikrai esi metęs. Virš 10 tai tikrai esu, kelis dar. Keli, jo. Čia besikartojantis yra skirtumų tarp skirtingų žemynų žaidėjų, stiliumi, strategija, kultūra ar žaidimo stiliumi skiriasi, tarkim, amerikiečių nuo europiečių? Ar pastebėjai kažką? Turbūt, kad nelabai. Nu, iš tikrųjų, kad nelabai, jo. Visi tokie patys žaidėjai, nelabai išsiskiria ir tie patys amerikiečiai. Tai visi kaip ir turi savo charakterį, savo metimo stilių. Tai... Vieną amerikietį aš atsimenu, kuris vakar su juo žaidėmės, tai jisai labai daug rolino ir taip labai įspūdingai ir gražiai. Bet tai čia turbūt visur pasitaiko tokių žaidėjų. Matyti iš Panevėžio. Kiek ir ko atsivežiai su savim, vis dar Ramūnas klausė. Čia turbūt turime minėję, į tą Pure kuprinę atsivežiai, tai kiek ten visko tilpo ir kiek naudojai? Taip, kiek prisimenu, tai pasiėmiau 20 diskų, dar truputėlį ekstra pasiėmiau, tai tiltą, fliperį, kur tiesiog iš ekstra vietų, jeigu tiesiog nepasisektų, tai kad turėčiau užsimest, bet pagrindė 20 diskų pasiėmiau, į kuprinę teko sutalpinti labai suspaust rūbus, tai visokie rankšluosčiai, rūbai, discgolfo dar papildoma įranga, tai rankšluostukai, tie sausikliai rankų, ką aš dar čia, tai visi tie elektronika, telefonai, pakrovėjai. Ir turbūt tiek, dokumentai dar labai daug ką užėmė, nes labai daug popierizmo buvo, tai ką teko įsisaugo telefonę, tai su tuo išsigelbėjau, bet ir labai daug popierizmo kupriniai buvo. Tai tiek, kad bandėm suspausti bagažą. Tilpo liktai viskas. Tilpo kol kas. Puikiai. Jo, jeigu lauktuvių daug nebus, tai gal grįši. Beje, dabar gal pakomentuot galim, kad tu, kadangi pakę gavai naują kuprinę ir dar diskų, tai dabar bandysim jau bendrom jėgom viską sukrauti, o tą kuprinę kažkaip tai parankiai įsinešti lėktuvą, nes mes tiek daug bagažo negalim kol kas, bet žiūrėsim, viską bandysim prasivežti. Vis dar Ramūnas, paskutinis jo klausimas, ar yra jau koks nors linksmiausias nuotykis įvykęs šitam čempionate, ar dar tikės, kad bus rytoj? Nes dar vieną dieną rytoj turime. Linksmiausi, tai turbūt faini čia tie visi tolimi metimai, nes mes nemažai šiaip prisifilmavę esam, tai gal Adomas paskui kažkur padarys visą rimtą filmuką apie savo metimus, tai yra ten tų tolimų metimų, jie visą laiką yra linksmi. Nu jo, tokie. Nuotykis, mes neieškom nuotykių. Jo, nenuotykiaujam. Nenuklysti šalį. Gerai, dar vienas linksmas klausimas. Darius ir Rusnė klausė, atspėk, kur jie šiuo metu yra. Čia turbūt kažkoks vidinis jūsų bairis, bet gal atspėsi. Spėju, kad Kulautuvoj. Turbūt Kulautuvoj prie karjero dabar maudotės, deginatės ir dar tuo pačiu žaidžia discgolfą. Kulautuvos parke. Super, tikėsimės, kad taip ir yra. Paulius Antanaitis klausė, ar dar vietiniai neatsibodo su klausimais, kur po galais yra ta Lietuva, apie kurią mes vis papasakojam visiems. Pagrindė tai tokius klausimus uždavinėja tik mūsų vežiotojai, su kuriais važinėjom į parkus. Uberio, jo. Vis skirtingi vairuotojai. Kiekvienas vairuotojas yra skirtingas, vienas šnekus, kitas išvis tylus. Tai taip smagu, nes žmonės, iš tikrųjų tie vairuotojai domisi ir kažkaip, kai važiuoji, kai nori populiarinti tą Lietuvą, kažkaip ir neatsibosta, kai tokie patys klausimai, nors aišku, kai klausia, kas čia vyksta, iš kur jūs esat, kokia kalba, visa kita, aišku, ta pati gal rutina ir daro savo, bet šiaip labai, tokio labai daug įtakos nedaro, šiaip labai smagu, kad domisi, tai kai kas čia googlina, kai kas čia... Kai kurie žino, kai kurie mažiau. Ja. O jeigu kalbant apie žaidėjus, žaidėjai mažiau kalbus, nes labiau, aš kaip kedis irgi galiu pasakyti, kad kedžiai labiau, tėveliai tų žaidėjų ateina, prieina, paklausia, kur mes esam, padrasina mus, nes supranta, kad mes ne vietiniai, nes šitų nevietinių nėra daug. Tai jie tikrai, kai kurie žino, kur ta Lietuva, bet šiaip tikrai labai džiaugiasi ir stebisi, kad mes tokią tolimą kelionę atvažiavom, būtent dėl šio čempionato.
Justinas Ardinavičius klausė, ar kitų šalių žaidėjai yra labiau susikaupę žaidimui, ar bendrauja. Tai aš gal bendrai truputį atsakiau, kad nežinau, kaip tu ar patyrė, bet aš kiek mačiau, tai žaidėjai susikaupę vis dėlto žaidimui būna, per daug nebendrauja. Jo, žaidėjai visgi žino, kur dalyvauja ir nelabai nusiteikia jie taip tiesiog kalbėti ir apie tiesiog gyvenimą pakalbėti. Jie tiesiog yra susikaupę, jie žaidžia, viskas, visi tie kiti klausimai, nebent pasibaigus žaidimui arba prie žaidimą, nors visi stengiasi treniruotis ir kuo labiau susikaupti žaidimui. Bet visgi, nėra taip kaip robotai, jie žaidžia, jie susikaupia, tyli ir viskas. Nėra taip, žaidimas yra tikrai smagus, vienas kitą pagiria, ir padrasina, kaip čia galima pasakyti. Tai nėra toks sausas žaidimas, yra labai smagu ir pabendrauti, ir susipažįsta vien su kitu, ir paploja, ir taip tiesiog pagiria, tai labai smagu. Algirdas klausė, dabar jau einam prie tavo rezultatų. Šių 3 dienų klausė, ar jaudulys dalyvaujant tokio lygiose varžybose padarė įtaką tavo rezultatui, dabartiniam kol kas. Jaudulio visai nejaučiu. Nei streso, nei jaudulio visai nejaučiu nei prieš startą, nei žaidimų metu. Tai daro tokią gerą įtaką, kad nedaro visą tai įtakos mano metimams, mano rezultatui. Gal visą tai įeitų į baimę, nes kartais baisu padaryti to, ko nenori, arba baisu padaryti tai, ką tiesiog bijai ir kai tu tai padarai, tiesiog psichologiškai palūžti, kas šiandien buvo. Bet ne, pats jaudulys, pats stresas nieko neveikia, patys žaidėjai taip pat jokio streso man nesukelia. Nelabai ir jaučiu ir iš kitų stresuojančių, tai viskas yra kuo lengviausiai, kuo paprasčiausiai ir taip tiesiog žaidžiam. Danguolė, tu jau apie šitą klausimą kalbėjai, jin irgi sakė, žiūrėjo šiek tiek transliacijos ir nematė nei Ubi, nei Mando, nei Hazardo, ar čia tokie dalykai iš viso šitose parkuose yra? Obai yra, Mando pasitaikė kelis kartus gal, bet apskritai, kaip man buvo Europos čempionate Estijoje, tai nepalyginsi. Čia čempionate visai obų labai daug nėra ir tiesiog, kur jie Lietuvoje būtų, čia jų nėra. Apskritai Mando buvo tik tais vienam parke, kiek įsimenu, tai Black Hawk, apskritai tai ten tik miške. Ir tai labai didelio įspūdžio nepadarė, nes ten vos ne taip ir suprantama, kad per ten mestų, bet tokių kaip užribių, šonuose, pašonėse, už krepšio takeliai, obų tikrai nėra ir krepšys nuo krepšio net nėra skiriamas obais. Tai tuo mums yra lengviau. Iš dalies lengviau, iš kitos dalies, kaip ir tu sakei, kad ten, kur mes darytume ubijo, dabar čia yra krūmai. Tu ėjęs į krūmus blogiau negu ubi. Taip. Tai čia gali būti ir taip. Dar balos tai yra obai. Balos ežerai pagrinde pas mus. Egidijus labai įdomu klausimą. Ko trūksta, kad taptum pasaulio čempionu? Prašau. Turbūt te trūksta būti vietiniu. Te trūksta tiesiog pažaist ir suprast, kas čia per parkas, nes kai atvažiuoji ir vos neklai žaidi parką, yra gana sudėtinga ir net nežinau, ar galima tikėtis patekti į finalą ar į top net 50, kai atvažiuoji iš kito net žemyno pažaist. Tai prieš tokios sudėtingumo lygio žaidėjus, tokio sudėtingumo parką yra ką veikti. Tai kad tapčiau, tai tikrai reikėtų atvažiuoti dažniau, kad ir, sakau, būti vietiniu ir tiesiog susipažinti su parku, nes to te trūksta. Visa kita, tai ok. Mindaugo Grigaičio klausimas. Kurį diską labiausiai naudoji šio turnyro metu? Pagrinde tai mano visus metimus gelbėjo approachai, zonas, Discrafto zonas. Tai ką ir pastebėjau, kad gerai approachinu atvirus su zonu. Tai zonas man išgelbėjo visus metimus, ne visus metimus, bet tuos, kuriuos man reikėjo approachinti, visus išgelbėjo. Tai top vienetą dedu zonui, apie drive'us net nežinau,
Drive'ai tai miksuoju, tai Anaxas, Zeusas, Antena, Nukas. Su Drive'ais, tai jo, Drive'ai, Fairway, tai miksuoju. O puteriai tai būtinai tas Baronka, ta jungtinio karalysčių diskas pagamintas, tai jau Lietuvoje jis irgi plinta žiūriu, tai aš su juo populiarėjau labai, nes guminukas labai mane gelbsti, nes nerieda, jisai labai, kad ir nepataikau krepšį, jisai atšoksta ir labai toli neskrenda nuo krepšio, tai labai gerai. Tadas Suselis klausė, ar dauguma galvoja čia esančių, turime minėję žaidėjų, kad Mykolas yra tavo brolis. Ar susidūrė su to? Ne, man neteko dar su tuo susidurti, Mykolai teko. Ne, aš ne. Man teko kaip kedžiui, bet ne dėl to, kad brolis. Čia, kadangi dauguma kedžių yra tėveliai, nes vis tiek jaunimo čempionatas, tai čia retai kas atvažiuoja su broliu, dažniausiai būna su visa šeima. Tai tiesiog Adomas buvo mano sūnumi vardintas, bet aš tam neprieštaravau, tai paprašiau, nereikia aiškinti per daug. Nes kai čia pradeda aiškinti, kad federacijos prezidentas dar pradeda maltis ir taip toliau. Daug kalbėti reikia. Robertas Kvietkauskas klausė dėl jaudulio, tai tu jau pats aiškinai, kad nelabai jo turi, o klausimas jau antrasis, kas nutiko pirmo turo prašiausiai sužaistame krepšyje. Čia, jeigu neklystu, buvo par 3 padarytas 6, ne? Jo, ten buvo viskas, man... Miškas ten buvo. Ten buvo miškas. Ten buvo gana paprasta gal ir trasa, tiek, kad reikėjo pro tarpą pramesti. Tarpas buvo irgi gana didokas, 2 tarpai buvo. Ir tiesiog, nepasisekė, paleidau diską per vėlai, mečiau niuką, nes trasa ir buvo tam skirta. 5 padariau triple bogey, nes su niuku pirmu metimu buvau prie typedo. Tada nuo tos vietos, kaip sakau, Amerikos krūmynai, labai buvo sunku prasimest, vėl neprasimečiau ir tada vėl teko, vėl iš blogos, tai pagrinde vyravo blogos pozicijos, nes ten yra labai sudėtinga prasimest pro krūmus, pro medžius, nes tarpai yra mažiukai, jau pašonėse, netrasose, tai buvo ką veikti ir buvo labai skaudu žiūrėti tokius metimus. Tai va toks va. Ir tikiuosi, kad paskutinis. Kol kas vienintelis turbūt. Kol kas. Ne, liktais dar vakar buvau. Bet dar vakar. Kažkoks, kad ten buvo nieko gero irgi. Gediminas Ješinauskas klausė, asmeninis klausimas, ko reikia norint tapti tokiu disgolferiu kaip tu ir kada susitinkam parke? Ai. Tai pirma, ko reikia tapti, kad taptų kaip tu? Tai manau, kad reikia laiko. Su laiku tiesiog ateina tas pats profesionalumas. Žaidi, treniruojasi. Ir tiesiog, kai kažkaip nesieki tų gerų rezultatų, kai ir nesieki, tai ir pats net nepastebi, kai profesionalas ten tampi. Tai tiesiog, ką galiu pasakyti, kad su laiku treniruojasi, žaidi, dalyvauji varžybose, kaip sekasi, taip sekasi, jau čia disgolfas. Ir tiesiog, pats nepastebėsi, kaip jau tapsi ir Lietuvos čempionas, ir po to MQ60 čempionas, 80 metų čempionas ir taip toliau. O kada su juo susitiksi parke, su Gediminu? Greičiausiai, kad greičiausiu metu, kai atvyksiu į Lietuvą. Gerai. Rokas Narbutaitis klausė, kaip pasiruošti tokio lygio, psichologiškai tokio lygio varžyboms? Ir ar tau reikėjo kažkaip psichologiškai? Aha. Ne, kažkaip psichologiškai net nesiruošiau, nes kažkaip jau esu įpratęs prie auditorijos, prie viso kito, tai ką, gal psichologiškai ruoštis reikėtų blogiems metimams, tai reikėtų su tuo susitaikyti, kad visko gali būti. Reikėtų suprasti, kad žaidžiat ir bet kas gali nutikti ir tiesiog kas be nutiktų reikia su tuo susitaikyti ir suprasti, kad čia dar ne pabaiga ir visko gali būti blogiau. Tai
kad ir padarėt labai blogą rezultatą, žinokit, kad galėjo būti dar ir blogiau ir dar įsivaizduokit, kaip tai galėjo dar būti blogiau ir net bus dar kur kas geriau pasijusit. Tai va tiek iš tos psichologinės pusės, jeigu kalbant apie auditoriją, apie žiūrovus, tai nežinau, reikėtų gal daugiau žaisti prie žiūrovų, kad, kiek žaidžiat ar čempionatuose, ar varžybose, kad daugiau kas stebėtų, kad priprastumėt ir prie tos įtampos, kad nejaustumėt jos. Tai tiek, o čia nežinau, čia ką žiūri, tai kedžiai eina, tėvai, broliai, draugai. Tai nežinau, nekelia tos įtampos, jeigu moka tiesiog susitvarkyti su viskuo, tai jokios problemos dalyvauti čia nėra. Simonas Tonkienė klausė, su kurio šalies žaidėjais tau jau patiko labiausiai varžytis ir ar jau turi naujų draugų iš jų? Aha. Kol kas tik tais 3 ratai buvo, tai ten tik tiek tų varžovų mateit. Manau, kad man labiausiai patiko žaisti su amerikiečiais, su kanadiečiu. Aišku, labai smagu pažaisti šiandien buvo ir su japonu. Labai draugiški žaidėjai, o dėl draugiškumo nelabai per tokį laiką būtų galima susidraugauti su kažkuo labai artimai. Aišku, kas yra labai stebina, kad į šitą čempionatą atvyko ir mano vienas draugas, su kuriuo susipažinau Europos čempionate, Nikolai Hagen. Tai sekasi visai neblogai. Irgi labai neatsilieku aš nuo jo, bet va tiek, kad aš su juo labiausiai susipažinęs, mes abu esam draugai. Tai va Norvegas Nikolai Hagen. O visa kita, tai einam pro šalį, pasisveikinam, vienas su kitu jau pažįstami, su kuriuo žaidžiam, ar su tais pačiais kanadiečiais, tiesiog vienas kitą pamatom, pasisveikinam ir viskas. Tai tiek. Miško vaikis Raimis klausė, kelintą vietą galvoju užimti šitam čempionate. Jis dar čia rašė, kad lyg tai top 10, tai gal galėsi patikslinti. Ar tikslai yra, tai gal pirmą pasakyk apie vietą, tada paklausim kitą klausimą. Ar gal čia iškart norėsi atsakyti? Ar tikslai yra tik užimti kažkokią aukštesnę vietą, ar tiesiog išbandyti savo jėgas tokio lygio čempionate? Apskaičiavęs ir pats savo jėgas ir tokio mastu renginyje net kažkaip nesiekiau patekti nei top 10, nei į finalą nesiekiau patekti. Greičiausiai, kad ir neteks patekti į juos, bet ką aš čia norėjau pažiūrėti, tai kokio lygio yra čempionatas, kaip man jame sekasi. Visgi mano tikslas būti ne paskutiniam. Kaip ir visi nori, kad tikslas ir toks, kad parodyt, kad Lietuva yra ne paskutinė ir ką gali Lietuva geriausio. Aišku, gal ir nepavyks, bet kuo geriau, kuo tobuliau tik į priekį. Tai va, čia būtų visai neblogai top 100, bet jau kaip susiklostys, aišku, reikia... Gal dar patikslink, kiek pas tave dalyvių yra grupiai, divizione? Pas mane dalyvių yra dabar, jeigu gerai pamenu, 142 žaidėjai. Tai būtų visai neblogai į 100 patekti, dabar esu 100, bet, reikia prisiminti tai, kad pirmą kartą žaidžiu parkuose ir nesu dar labai susipažinęs su jais, tai viskas vyksta tiesiog iš galvos ir aplinkos, ką aš matau. Tai va, bet top 100 būtų labai smagu patekti. Bet jau kai bus, tai bus. Rimantas klausė, ką naujo išmokai ir ką naujo išsiveži iš čia, bendrai iš čempionato? Pastebėjau, kad labai gerai varau, labai gerai apraučinu atvirais, nes tiesiog daug apraučų gerai, sėkmingai padariau ir pro labai mažus tarpus pramečiau, tai labai pastebėjau, kad gerai apraučinu atvirais, uždaru netiek, draivinu uždarais, apraučinu atvirais, putinu jau taip. Bet ką įsiveš, tai tiek, kad labai daug patirties išsivešiu, pats tas organizavimas labai daug patirties davė, kiek dėmesio tam jaunimui skyrė organizatoriai, kiek pasirūpino tiesiog, kaip čia net pasakius,
tokiais dalykais kaip vandens buteliukais, patys supranta, kad karšta, kad vaikai neperdegtų. Tai labai saugo pačius mus, tai labai rūpinasi mūsų saugumu, mūsų sveikata. Tai išsivešiu tą, kad labai profesionalus ir profesionaliai organizuojamas renginys. Tai jaunimo discgolfo čempionatas. Wow. Kęstučio Barščio klausimas bus labai panašus, bet gal dar norėsi kažką pridėti. Kokį įspūdį paliko pats varžybų organizavimas, kas labiausiai patiko ir ką norėtum pritaikyti Lietuvoje, ko mes nedarome organizuodami varžybas? Oho, galėčiau dabar, jeigu ką į Lietuvą parsivežt, tai būtų... Puikus player packas, tokio Lietuvoje mes neturim. Kad būtų daug kuprinių, daug diskų. Gal, šiaip iš tikrųjų daug ką būtų galima parsivežti į Lietuvą. Visgi yra kur tobulėti Lietuvoje. Tai pagrindė čia labai gelbsti šitą čempionatą sponsoriai. Tai ir vandens buteliukai, ir diskai, ir kuprinės, ir rankšluostėliai, ir sausikliai, viskas. Ir tai labai pagyvina tą čempionatą. Tai tiek, kad labai smagu matyti, kai tiek žaidėjų susirenka į čempionatą, virš 400, ko Lietuvoje dar nėra, žinoma bus, tikrai bus. Tai labai norėtųsi kuo daugiau žaidėjų, norėtųsi kuo daugiau sponsorių. Taip pat ir trasos. Trasos ir išsiskiria. Mažiau obų. Puikiai paruoštas to labiau. Jo, vėliavos. Jokių žalių problemų ir panašiai, viskas čia. Jo, viskas nušienauta, viskas sutvarkyta, medžiai apkarpyti, krūmai ne. Bet pagrindė tai jo, tas toks profesionalumas, kad aplinka sutvarkyta, kad sponsorių, žaidėjų yra gausu. Dar aš galiu pridėti iš savo pusės, kad irgi kas iš organizatorių, tai labai fainai matosi, kad čia tikrai yra rimtas turnyras vien to, kad vos ne kiekvieną vakarą yra atskiras kažkoks renginukas ir tarkim, vieną kartą buvo food marketas didelis, tai ten buvo ir tų visų discgolfo prekių, prekeivių pilna kioskelių, palapinių, maisto visokių kioskelių ir taip toliau, tai visko ten labai kaip didelė mūgė ir matosi, kad čia yra rimtas discgolfo šventė. Jo, dar norėčiau pridurti, neatsakiau, dar buvau į klausimą neatsakęs vieną dėl to linksmiausio momento, tai dabar prisiminiau, labai didelį įspūdį padarė vėliavų ceremonija, kai reikėjo prieš vos ne visus žaidėjus eiti su Lietuvos vėliava ant scenos ir mosikuoti su Lietuvos vėliava, kad visi žiūri, ploja. Tai labai smagus momentas, kai visi mato Lietuvos vėliavą. Ir dar vienas labai puikus momentas, gal dabar ir žiūrės, tai labą dieną. Mūsų susistabdė Amerikos lietuviai, kurie taip pat dalyvauja čempionate iš mažųjų jau grupės. Tai labai buvo smagu vėliavų ceremonijoje sutikti ir Amerikos lietuvius, kurie tiesiog sutiko mus ir pasveikino, kad dalyvaujam, labai matėm, kad apsidžiaugė, kad Lietuva dalyvauja tokiam renginį. Ir turim tiesiog ko pasigirti, kad Lietuvos istorijoje jau jaunimo discgolfo čempionate sudalyvavo bent vienas žaidėjas. Tai labai turim ir kuo pasidžiaugti ir kam pasigirti. Tai labai džiaugiamės, kad net ir Amerikoje buvę lietuviai žaidžia discgolfą ir dalyvauja netgi tokiuose renginiuose. Jo, su mumis kalbėjo lietuviškai, tai galima sakyti, dabartiniai vis tiek lietuviai. Dabartiniai lietuviai, jo, viskas su jais gerai. Šarūnas Vilkelis klausė, kodėl Mykolas neneša tavo kuprinės? O, dabar ir atsakyk visiems. Bet čia tai geras klausimas, ačiū labai. Galiu aš atsakyti? Ne, tai kadangi viskas gerai. Kadangi nieks neprašė, tai nieks ir neneša, nes aš kaip kedis tikrai turiu nemažai taip ką veikti, tai vat, ir rezultatus vedu ir pafilmuoju ir taip toliau, tai daug ten tos veiklos, tai kadangi mažą kuprinę pasiėmė Domas kažkodėl, tai galvoju, tegu nešioja, jam puikiai tinka jinai. Bet aš visada pasiruošęs, jau ką reikės. Jo, vis tiek rytoj paskutinė diena, eisim dar bus klausimas, kodėl su piūru, tai tiesiog rytoj eisim su piūru pažaisti, tai
tuo pačiu ir ant rėmimo ir tuo pačiu dar Mykolas man pagelbės panešiot. Mantas Navagruckas grįžta prie mūsų kelionės, tai tiesiog klausė, ar spėjai pailsėti, atsigauti po tų 3 dienų kelionės, čia tiesiog atvykus ir ar sunku žaisti kitoje laiko zonoje, prisitaikyti prie jos. Laiko visai nejaučiau prisitaikyti, labai greitai prisitaikiau, tiesiog kaip Lietuvoje buvau. Ir jaučiuosi, kai Lietuvoje tiesiog jokie laiko skirtumai manęs nepaveikė, žaidimas taip pat nepaveikė, liko viskas tas pats. Ir tiesiog tiek, kad net nejaučiau, kad kažkas pakistų manyje. Kelionė buvo sunki, bet vien dėl tos kelionės tiesiog mes pavėlavom į tas treniruotės, kurias buvom suplanavę kituose parkuose. Tai tas minusas. Pirma Air Balticas atšaukė, paskui jau Lufthansa. Pirma buvo Air Balticas. Ir dar man tas pats klausimas, tiksliau kitas, kiek žaidėjų patenka į kitą etapą, tai gali irgi pasakyti. Kadangi turim, 40% patenka į finalą, tai... Ir į pusfinalį. Ir pusfinalį, tai 56 žaidėjai. Vytautas Marcinkevičius klausė, kodėl nenešioji tos tavo minėtos Pure kuprinės ir kiek diskų nešies vienam ratui. Tai jeigu rytoj, tarkim, gali palyginti gal, kiek į šitą tilpo ir kiek rytoj tau tilps. Ir kiek nešios, tiksliau. Nešios greičiausiai tiek pat diskų, nes nežinau net rasų, kokių bus. Dėl to Pure viskas yra gerai, neturiu nieko prieš. Apskritai, kai gavau kuprinę, apsiskaičiavau, man mažesnis yra krūvis, Pure kuprinė yra gana sudėtinga, dar plus diskai ir kiti discgolfo elementai sudaro labai didelį krūvį man žaidimo metu ir tiesiog net ir su šita vargstu, nes reikia kelnotis, man labai sudėtinga, tai pasikeičiau iš šitą kol kas, vis tiek rytoj, kai tek žaisti Highkey Creek parke, žaisiu jau su Pure. Ir paskutinis klausėjas Tadas Brainskas turi 2 klausimus. Tai ar dar atsimeni, koks tavo metimas buvo pats įsimintiniausias? Nes čia keli jau tokie panašūs klausimai. Gal metimais esi įsiminęs koks įsimintiniausias? Nereiškia, kad geriausias. Jo, tai gal pagrinde tai tie putai labai gerai ėjasi. Labai smagus buvo vakaro Black Hawk šitam parke. Pats ilgiausias liktais ten virš 300 metrų nuo typedo. Par 5. Jo, tokį traukiau kiaurai per visą trasą, bet vis tiek parą pasiėmiau, kai kiti bugius, double bugius, bet labai įsimintinas buvo pirmas metimas. Tai su Zeusu S raidį išpaišiau kuo puikiausiai. Tai labai įsiminėtas, labai smagus buvo momentas. Ir jo paskutinis mūsų šio vakaro klausimas, kaip tu vertini, tiksliau, kaip JAV maistas tavo skrandžiui? Ar turi jau kokį nors skirtumą? Norėčiau šaltibarščių ir cepelinų. Nes čia kažkaip nelabai jų yra. Pagrinde tai, nežinau, angliavandenį labai daug maistas nesiskiria. Tai stengiuosi kuo daugiau daržovių. Kiek prisimenu, tai sumuštinį ir nieko labai čia išskirtinio, tiek kad kiti ingredientai, mėsa, sūris tas pats, tepamas sūris tas pats, batonas kitoks, kiek girdėjau, kad duonos geriau neragausiu, nes duona sakė, kad nelabai kokiem, bet ir organizmui tiesiog nelabai didelis pokytis yra. Tai viskas kuo puikiausiai. Labai buvo, nes Vokietijai, Frankfurte dar lėktuvė buvo nelabai. Nes ten davė kažkokius konservus, kuriuo aš nelabai mėgėjęs valgyti. Tai čia lėktuvė. Lėktuvė. Ir švediškas stalas Frankfurte nelabai buvo koks ten. Tai tiek, kad Vokietijoje ir pačios kelionės metu nelabai koks skanus maistas buvo, tai teko ir daržovės valgyti vienas. Tai... Grįšim atgal su Delta Airlines, tai pažiūrėsim, kaip amerikonai maitina, ar lėktuvas, ar gerai, ar ne, nes vokiečiai nelabai. Gerai, tai visiems ačiū už klausimus, tikrai smagu matyti, kad mes beveik 40 minučių ir pasiekėm, tai labai šaunus bus filmukas, manau, labai įdomiai pasiklausėm Adomo.
Mes prieš tai jau padarėm loteriją ir žinom, kad prizas keliauja Rokui Narbutaičiui iš jo klausimą, tai galim paploti Rokui. Jam prizą įteiks Adomas, kai grįš į Lietuvą kažkokiu būdu, gal Lietuvos čempionate ir panašiai. Prizą irgi pasakysim Lietuvoje, nes prizų čia turim daug. Jo. Tai išrinksime tikrai. O dabar, kadangi pastebėjote, kad mes